Šiandien 15 val. Prasidėjusiame susirinkime Venciūnuose tvyrojo itin didelė įtampa. Daugiau kaip 100 vietos gyventojų chorų dėstė argumentus, dėl kurių šalia gyvenamųjų namų negali atsirasti sąvartynas. Labiausiai žmonės piktinosi dėl to, jog visur buvo skelbiama apie Alovėje atsirasiantį sąvartyną, o vėliau paaiškėjo, jog įsivėlė vietovardžio pavadinimo klaida ir atliekos iš 8 aplinkinių kaimų bus suvežtos ir palaidotos būtent Venciūnuose. Kiek kainuoja dabar 76 arai, pavyzdžiui, Venciūnuose išpirkti žemės, tai galima ten kitur dar pigesnė kainuotų ir ten padaryti tą sąvartyną, kur nėra gyventojų. Ar labai brangiai kainuotų? Milijonai? Per jūs ant mūsų galvų bėdos ir krenta, tai gal ne? Per jūs visus ant mūsų bėdos ir krenta. Susitikime dalyvavo europinį projektą vykdančios 7 pietų Lietuvos savivaldybių įkurtos įmonės Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras direktorius Algirdas Reipas. Jo argumentus esą šiukšlės bus suvežtos ir užpiltos žemių kaupu, nekels grėsmės aplinkai, žmonės sunkiai išgirdo ir nuolat replikavo. Kaip jūs patartumėt, kaip elgtis? Nes iš mūsų pusės yra daug pažeidimų. Aš jau nekalbu apie technikus, bet pirmiausia tai yra dėl visuomenės ir bendruomenės yra interesų pažeidimų. Apie visus. Ne, kadangi jau prasidėjo. Taip, jūs supraskit vieną dalyką, kad visuomenė yra pažeidžiami jos interesai, jeigu tas objektas turėtų ją įtaką. Reiškia, jeigu mes ištyrėm ir sakom, jom konstatuojam šiandien, kad jokios įtakos nėra ir jūs galėsite ten čiužinėti ir slidinėti, tai yra apie kokią įtaką. O dabar paklausykit, vyrai, palauk, po vieną. Dabar centras aš nedarau todėl, kad aš sugalvojau, man reikia. Aš vykdau valstybinį užsakymą. Reiškia, valstybė šiandien turi tą šiukšlyną, jinai turi ES pinigus ir negali kaimynas pasakyti, o žinai, aš tau neleisiu tavo sklype uždaryti šiukšlyną. Tai tas pats, aš kaimynų neleisiu statyti namą. Aš gal kažkam sugalvosiu, suprantu, dar kažką. Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas stojo gyventojų pusėn. Jau sakom, konkursas laimėtas, jau čia žinai veža, jau čia vis. Palaukit, tai jeigu nėra, suprantu, tai kol projektas nepadarytas, tai praktiškai apie jokį čia dabar vežimą, jau yra kubai, po kiek veš, kokia kaina, man ne visiškai aišku, nors aš ne pirmi metai esu valdžioj. Tikrai nenoriu dabar čia šaukti, mušti skrutinę arba čia prieš visuomeniai. Tikrai gana. Visur vis mes savivaldybės šiukšlių tą sistemą įvedėm, atsiprašant, visos strėlės į merą, į seniūnus, kaip į kažkokius nusikaltėlius. Nespėjom, reiškia, vienos problemos išgyventi, kur čia laiškais užversti ir mus čia kolioja paskutiniais žodžiais. Ir vėl mes čia mus įtraukė į tokį. Ir tas toks derinimas, žinai, paskutinę valandą atnešė iš kažkur, tai aš nebuvau, tada buvau išvykęs į užsienį, bet darbuotojam numetė, čia labai greitai, čia labai bėga, čia vis laikas, reikia panaudoti europinius pinigus. Velnės nematė, nežinau, gal ir nueis tie pinigai ir neįsisavinsim, gal ir atims tas ministras, bet jeigu tokis yra pasipriešinimas, tikrai aš tikrai neįsiu su buldozeriu čia su gyventojais galinėti. Tai reikia darbo, ponas Algirdai, o nežinau, bus neuždaryta. Europos Sąjunga, ne šventa karvė. Gana vis mes per tą Europos Sąjungą, kiek paskui turim problemų, tame tarp ir politikai. Susitikimo metu gyventojai prisiminė sausio 13-osios įvykius. Esą visi susitelkę sugebėjo apginti savo šalį. Tad 600 Venciūnų kaimo gyventojų pasiryžo stoti mūru, užbarikaduoti kelius ir neįsileisti sunkiasvorių šiukšliavežių. Pagal projektą šiukšlės į Venciūnus turi būti suvežtos ir kaupu užpiltos šį rudenį.